Kultūrizmo akademija kartu su Lietuvos antidopingo agentūra pristato projektą Antidopingas, pirma dalis. Šiandien mes trumpai apžvelgsim 3 temas. Pirma, stimuliatorių istorija. Antra, antidopingo teisės aktų raida ir tarptautiniai standartai. Ir trečia, sportininkų motyvacija vartoti dopingą ir spaudimo įtaka rezultatams. Kaip matot, 3 skirtingos temos ir bus 3 lektoriai. Tai pradedam. Stimuliatorių istorija. Šią istoriją pristatysiu aš, Igoris Opryško, Holistinio ugdymo instituto lektorius, sveikatos technologas, asmeninis treneris ir Darako ekspertas. Ir taip judam. Kas yra stimuliatoriai? Tai koks yra apibrėžimas? Stimuliatoriai medžiagos, kurias laikinai padidina fizinį arba protinį darbingumą, sumažinant nuovargį ir pagerina koncentraciją. Čia kas yra labai svarbu visiems sportininkams. Visi šitie parametrai. Koks tas visas stimuliatorių efektas sporto kontekste? Tai bet kokia medžiaga naudojama tam, kad pagerint rezultatą ir šita medžiaga skaitoma neetiška arba pavojingais sveikatai sporto kontekste, tai kas yra mums labai svarbu. Ir pagrindinis klausimas, dėl ko iškylo abejonių apie jų naudojimą, tai yra kaip padaryti taip, kad būtų pas sportininkus vienodos sąlygos ir kur yra ta fiziologinė riba, kad tie skatintojai, stimuliatoriai nepakenktų jų sveikatai. Ir va čia atsiranda ta riba, kur yra ir kur turi būti draudimai. Stimuliatorių istorija yra labai sena ir nuo senų laikų, dar nuo antikos, žmonės bandė pagerinti savo rezultatus įvairiais būdais. Tai senai, tai sakysim, jeigu paimsim olimpinės žaidynės Graikijai, tai būdavo natūralūs stimuliatoriai, tai būdavo žolelės, grybų nuovirai ir tam tikras maistas, kuris padeda tam, kad kūnas greičiau atsistatytų ir turėtų daugiau energijos. Taip pat būdavo tai, kad prie to prisidėdavo visuomenės dėmesys ir tai irgi papildoma motyvacija. Romos gladiatoriai naudojo stimuliatorius su kitų tikslu. Jiems reikėjo agresijos dėl to, kad jie turėjo išgyventi. Jeigu mes paimsim istoriją jau, taip sakant, vėlesnė, tai yra 17-18 amžiai, tai stimuliatoriai buvo plačiai naudojami gyvenime tam, kad padidinti savo darbingumą, o mes, jeigu prisiminsim istoriją, tai žmonės pakankamai daug dirbo fiziškai, tai tam, kad uždirbti savo duonai, reikėdavo naudoti tam tikras medžiagas, kurios buvo tuo metu aplinkui. Tai jeigu mes paimsim Afriką arba Pietų Ameriką, tai buvo kofeinas. Jeigu mes paimsim mūsų regionas, tai būdavo alkoholis arba tam tikrų žolelių mišiniai. Sporte, kuris jau pradėjo formuotis XIX amžiui, prasidėjo eksperimentai ir pradėjo naudoti opiatus ir kokainą kaip tos veikliosios medžiagos, kurios gali trumpam pakeisti žmogaus darbingumą ir būseną. Ir čia iš karto prasidėjo, kaip visada būna, kai lazda yra perlenkiama ir tragiški atsitikimai. Tai maratone, kuris buvo 1904 metais, laimėtojas, kuris buvo diskvalifikuotas, Tomas Hicksas, naudojo strichnino ir žalių kiaušinių ir brendžio mišinį tam, kad būtų greitesniam. Tai pirma diskvalifikacija, tokia galim sakyti, kad buvo 1904 metais. Vėliau stimuliatorius bandė naudoti sportininkai ir ypatingai tai buvo tarp profesionalų. Čia jūs matot pavyzdėlį, kaip gėrė vyną dviratininkai. Varžybose Giro d'Italia, po to Tour de France, vartojo įvairias priemonės, galvodami, kad galės padėti. Vyną atsigerdavo trasose, taip galima būtų pasakyti, šiuolaikinių terminų buvo toks santykinis pit stopas. Kai atėjo 20 amžius, amfetamino era.
tuo laikotarpiu jisai buvo atrastas ir jį plačiai pradėjo naudoti specialiuose srityse, kur reikėjo, kad būtų padidinta koncentracija, sumažintas nuovargis, skausmas ir pagrindė, kur tai buvo naudojama, kaip ir visada, tai buvo kariškiai ir tai pasirodė Antram pasauliniam karui. Sporte pradėjo naudoti pirmi dviratininkai, po to šiek tiek vėliau tas atkeliavo ir į lengvąją atletiką. Ir čia vėl atsirado laikas arba ta riba, kada visi pradėjo į tai labai kritiškai ir atsainiai žiūrėti. Tai yra pirmoji auka. Tai 60 metais danų dviratininkas Knutas Jensenas miršta Romos olimpinėse žaidynėse dėl amfetamino. Tai buvo tas lūžio taškas. Dabar pažiūrėsim truputėlį į kitą pusę judėjimo, susiję irgi su stimuliatoriais, bet ne tokiais, kaip buvo amfetaminai, o androgeniniai hormonai, kurie buvo atrasti 31 metais. Tai buvo vokiečių biochemikas Adolfas Butentakas. Tai jisai pirmas atrado cheminę struktūrą ir nuo to laiko galim sakyti taip, kad prasidėjo androgeninių hormonų era. Mokslininkas gavo Nobelio premiją už šitą atradimą. 37 metais prasidėjo klinikiniai tyrimai su testosteronu, pradžioje su injekcijom, po to buvo padarytas ir geriamas variantas ir taip prasidėjo nauja era, kai testosterono prototipai buvo testuojami ant žmonių. Pradžioje buvo injekcijos, o metiltestosterono junginiai buvo naudojami jau kitam pavidale, kad žmonės galėjo gerti. 1946 metai laikomi oficialūs metandrostenolono, vieno iš anabolinių steroidų, išradimo metais. Nors aktyvi sintezė ir naudojimas, kaip jūs atsimenat, prasidėjo ženkliai anksčiau. Anaboliniai androgeniniai steroidai. Žmonės jas vadina dažniausiai anabolikai. Tai kada tas prasidėjo ir tie preparatai pakliuvo į rinką? 1958 metais buvo sukurtas ir išleistas į rinką JAV medicininis preparatas, analogas, kurio yra dianabolas, o taip jisai metandrostenolonas. Kūrėjas Jonas Besley Ziegleris, žinomas kaip Montana Jones, 72 metais žurnale Science apgailestavo, kad supažindino sportininkus su tokia medžiaga, kuri leidžia pasiekti tam tikrų gerų rezultatų, bet turi labai didelę kainą, kuri ateina šiek tiek vėliau, ne iš karto, kai gauni rezultatus. 80-uosius metus praeito šimtmečio galima būtų pavadinti kaip ginklavimosi varžybos kartu su skandalais. Kas tokio? Atsiranda tikrinimai, lygiai greičiai atsiranda maskavimo metodų tobulinimas. Esmė - paslėpti naudojimą. Didžiausias skandalas Seulo olimpiadoje, kuri buvo 88 metais. Sprinto rekordininkas Benas Johnsonas diskvalifikuotas už draudžiamų medžiagų buvimą į kraują. Dar viena medžiaga be anabolikų, kuri buvo labai paplitusi tarp sportininkų, tai EPO, kuri atsiranda hormoninių preparatų, padaro tai, kad pas žmogų smarkiai padidėja ištvermė. Ir tai susiję su kraujo gamyba. Pasiekmė gali būti tokia, kad žmogus mirs. Kokie yra aktualūs klausimai, kuriuos VADA priskyrė prie pilkos zonos? Ir šitoj pilkoj zonai yra kelios medžiagos, kurios mums skaitosi tradicinės ir apie kurias mes dažnai kalbam arba vartojam. Tai nikotinas ir kofeinas. Nikotinas nuo 2012 metų įtrauktas į stebėsenos programą. Kofeinas buvo draudžiamas iki 2004 metų, dabar yra stebėsenos programa. Dėl kofeino yra ypatumas, didelis kiekis arba koncentracija kofeino kraujyje, jeigu jinai bus nustatyta, tai gali būti priskirta prie draudžiamų medžiagų
vartojimo ir atitinkamai galima gauti diskvalifikaciją. Kokia išvada? Kad šios medžiagos yra toj vadinamoj pilkoj zonai ir gali būti įtrauktos į draudžiamų medžiagų sąrašą, jei bus įrodyta, kad jos atitinka dopingo kriterijams. Tai laukiam, žiūrim, kas bus toliau. Pagerinimo kaina, rizika ir išvados, kas labai svarbu visiems sportuojantiems, kurie kažkokiu metu galbūt pagalvoja, kad tai leis man nugalėti lengviau. Kokia yra medicininė rizika? Kepenų ir inkstų pažeidimai, širdies ir kraujagyslių ligos ir, kas yra labai svarbu ir turi ilgalaikį įtaką, tai hormoniniai sutrikimai. Koks yra moralinis aspektas? Dopingas sulaužo tradicinės vertybės ir sąžiningumą. Išeina, kad vienas atletas dėl skatintojų gauna pranašumą. Ir tai yra jau, taip sakant, nesąžininga. Dėl to aš išskyriau tai ypatingai. Pagrindinė išvada yra tokia. Kova su dopingu yra sportininkų sveikatos ir sporto vertybių apsauga. Sportininkui tai sąžiningas kelias, tvari plėtra ir ilgaamžiškumas sporte. Svarbiausius akcentus pabrėžiau. Tiek mano dalyje, žiūrim kolegas. Labadiena, esu Rūta Banytė, Lietuvos antidopingo agentūros vadovė ir šiandien jums papasakosiu apie antidopingo teisės aktų raidą ir kitus tarptautinius standartus. Europos tarybos antidopingo konvencija buvo priimta 1989 metais kaip pirmasis tarptautinis teisinis dokumentas skirtas kovai su dopingu sporte. Konvencijos tikslas užtikrinti sąžiningą sportą, apsaugoti sportininkų sveikatą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą sportu. Ji įpareigoja šalis nares kurti nacionalinės antidopingo programas, vykdyti testavimą ir švietimą. Konvencija skatina tarptautinį bendradarbiavimą tarp vyriausybių, sporto organizacijų ir laboratorijų. Lietuva ratifikavo šią konvenciją 2003 metais ir įsipareigojo laikytis jos nuostatus. Pagal konvenciją Lietuvoje veikia Lietuvos antidopingo agentūra, kuri vykdo testavimą, švietimą ir rezultatų valdymą. Konvencija taip pat numato priemonės kovai su draudžiamų medžiagų platinimą ir ji sudaro pagrindą nacionaliniams teisės aktams ir yra suderinta su pasauliniu antidopingo kodeksu. Konvencijos įgyvendinimas padeda užtikrinti vienodą dopingo kontrolės sistemą visoje Europoje. Tai svarbus žingsnis siekiant skaidraus ir sveiko sporto ateities. Festino dopingo skandalas tai yra vienas garsiausių atvejų profesionalaus dviračių sporto istorijoje. Jis prasidėjo 1998 metais Tour de France lenktynių metu, kai Festino komandos masažuotojas Willy Voetas buvo sulaikytas su dideliu kiekiu draudžiamų medžiagų. Tyrimas atskleidė sistemingą dopingo vartojimą visoje komandoje, įskaitant eritropoetinų augimo hormoną ir steroidus. Komandos vadovybė pripažino, kad dopingo vartojimas buvo organizuotas ir toleruojamas. Festino komanda buvo pašalinta iš lenktynių, o skandalas sukėlė didžiulį rezonansą žiniasklaidoje. Dviračių sporto reputacija smarkiai nukentėjo, pasitikėjimas sportininkai sumažėjo. Šis įvykis paskatino griežtesnių antidopingo taisyklių kūrimą ir tarptautinių institucijų įsikišimą. Pasaulinė antidopingo agentūra WADA buvo įkurta netrukus po šio skandalo 1999 metais. Festina byla tapo simboliniu lūžio tašku kovai su dopingo sporte. Daugelis sportininkų, įskaitant Ričardą Virengą, vėliau prisipažino vartoję draudžiamas medžiagas. Teismo procesai atskleidė, kad dopingo vartojimas buvo ne pavienis, o sisteminis reiškinys. Skandalas paskatino viešas diskusijas apie sportininkų spaudimą vartoti draudžiamas medžiagas, etikos ribas ir sveikatos riziką. Festina byla parodė, kad dopingo kontrolė turi būti nepriklausoma ir skaidri. Ji taip pat paskatino sporto organizacijas stiprinti švietimą ir prevenciją. Šis atvejis iki šiol minimas kaip vienas svarbiausių dopingo istorijoje. Šis incidentas sukėlė judėjimą už reformą sporte ir paskatino įkurti pasaulinę antidopingo agentūrą. Atsakas, tai reaguodamas į Festinos dopingo skandalą 1999 metais, Tarptautinis olimpinis komitetas įsteigė pasaulinę antidopingo agentūrą. Ir būtent agentūros įkūrimas tapo svarbiu posūkiu kovoje su dopingo vartojimu, nes subūrė suinteresuotas šalis iš viso pasaulio.
Agentūros misija yra skatinti, koordinuoti ir kontroliuoti kovą su dopingo vartojimu sporte ir pagrindinis tikslas yra apsaugoti sportininko sveikatą ir sąžiningumą bei užtikrinti vienodas sąlygas. Tai pasikartosime, kad Pasaulinė dopingo agentūra yra tarptautinė nepriklausoma priežiūros institucija atsakinga už pasaulinę kovą su dopingu sporte ir Pasaulinio antidopingo kodekso laikymosi priežiūrą. Agentūra prižiūri ir bendradarbiauja su suinteresuotųjų šalių tinklu, kurio kiekviena narė turi savo konkrečias funkcijas ir pareigas. Tai jeigu agentūra stebi sporto ir vyriausybių veiklą susijusių su kodeksu ir tarptautiniais standartais, remia mokslinius tyrimus, akredituoja antidopingo laboratorijas, kasmet skelbia draudžiamų medžiagų sąrašą, skatina antidopingo informavimo ir švietimo veiklą, sudaro sutartis su suinteresuotomis šalimis, kad jos padėtų vykdyti atsakomybę už testavimus nevaržybų metu. Tuo tarpu Tarptautinis olimpinis ir parolimpinis komitetas yra atsakingi už testavimo procesą, atitinkamai olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse, taikydami kodeksą taip pat baudžia tuos, kurie žaidynių metu pažeidžia antidopingo taisykles. Tarptautinis olimpinis komitetas atstovaujantis sporto judėjimui finansuoja pusę agentūros biudžeto. Kad visiškai atitiktų kodeksą, Tarptautinė sporto federacija, taip pat visos kitos sporto organizacijos turi imtis 3 veiksmų – kodekso priėmimo, įgyvendinimo ir laikymosi. Kodekso priėmimas reiškia, kad Tarptautinė federacija sutinka su kodekso principais, įgyvendinimas reiškia, kad priėmusi kodeksą federacija pakeitė savo taisyklės ir politiką, įtraukdama į jas privalomus kodekso straipsnius ir principus, ir galiausiai kodekso laikymasis reiškia, kad Tarptautinė federacija pakeitė savo taisyklės ir politiką ir jas taiko pagal kodeksą. Veikla, kurią Tarptautinė federacija privalo vykdyti pagal kodeksą, apima dopingo kontrolę, varžybų ir nevaržybų metu, taip pat sankcijų skirimą tiems, kurie pažeidžia antidopingo taisykles. Vyriausybių atsakomybė kovos su dopingu srityje yra didelė. Jos palengvina dopingo kontrolę ir remia nacionalinės testavimo programas. Skatina diegti geriausią praktiką ženklinant, parduodant ir platinant produktus, kuriuose gali būti draudžiamų dopingo medžiagų. Taip pat nesuteikia finansinės paramos tiems, kurie skatina dopingo vartojimą arba jį remia. Taip pat imasi priemonių prieš gamybą ir prekybą draudžiamų medžiagų. Skatina kurti Elgesio kodeksus sporto ir kovos su dopingo srityje dirbančioms profesijoms, treneriams, medikams ir panašiai. Finansuoja kovos su dopingu švietimą ir mokslinius tyrimus. Daugelis vyriausybių negali būti teisiškai pareigotas nevyriausybinio dokumento tokio kaip kodeksas, todėl vyriausybės ėmėsi 2 veiksmų siekdamos suderinti savo vidaus politiką ir su kodeksu. Pirma, pasirašė Kopenhagos deklaraciją, viešai parodydama savo politinį įsipareigojimą laikytis kodekso, ir antras, ratifikavo UNESCO tarptautinę konvenciją prieš dopingo vartojimą sporte, kuri leidžia praktiškai įgyvendinti kodeksą vidaus politikoje. Pagal kodeksą tarptautinėse federacijų taisyklėse turi būti numatyta, kad jų nacionalinės federacijos taip pat turi laikytis kodekso ir šios taisyklės yra vykdomos. Tarptautiniame olimpiniame ir parolimpiniame komiteto taisyklėse taip pat yra reikalaujama, kad atitinkamai nacionaliniai olimpiniai ir parolimpiniai komitetai sutiktų įgyvendinti kodeksą. Nacionalinės antidopingo agentūros yra atsakingos už nacionalinių sportininkų testavimo varžybų ir nevaržybų metu. Taip pat jie gali testuoti už šalies ribų. Ir lygiai taip pat turi teisę testuoti kitų šalių sportininkus, kurie varžosi tos šalies teritorijoje. Už antidopingo taisyklių pažeidimą yra nagrinėjimas ir skiriamas sankcijas ir žinoma vykdomas antidopingo švietimas bei bendradarbiavimas. Šiuo metu apie 40 šalių turi savo nacionalinės antidopingo agentūras. Yra regionų, kuriuose nėra stiprios antidopingo agentūros arba jų ištekliai yra labai riboti, todėl tarptautinė pasaulinė antidopingo agentūra, siekdama sutelkti išteklius, sukuria regioninės antidopingo organizacijas. Sportininkai gali būti įtraukti tiek į nacionalinių antidopingo organizacijų, tiek į tarptautinių federacijų registruotų sportininkų sąrašus. Esant įtrauktiems į sąrašus, sportininkai privalo pateikti informaciją apie savo buvimo vietą, kad jos būtų galima tikrinti nevaržybų metu be išankstinio įspėjimo. Sportininko pagalbinis personalas, kaip treneriai, gydytojai, taip pat privalo laikytis kodekso. Yra 2 institucijos, be kurių antidopingo sistema tinkamai nefunkcionuotų.
Pirmas, tai yra laboratorijos ir šiuo metu pasaulyje yra 32 laboratorijos, kurios gali analizuoti dopingo kontrolės testus pagal kodeksą. Šios laboratorijos privalo gauti ir išlaikyti akreditaciją pagal tarptautinius laboratorijų standartus ir techninių dokumentuose nustatytus kriterijus. Laboratorijos taip pat privalo atitikti galiojančių testų rezultatų ir įrodymų duomenų pateikimo standartus. Tuo tarpu sporto arbitražo teismas yra nuo bet kokių sporto organizacijų nepriklausoma institucija, teikianti paslaugas skirtą palengvinti su sportu susijusių ginčių sprendimą arbitražo ar tarpininkavimo būdu, taikant procedūrinės taisyklės pritaikytas prie specifinių sporto pasaulio poreikių. Į sporto arbitražo teismą, kuris yra dažnai vadinamas aukščiausiu sporto teismu, tiek visos sporto organizacijos, taip pat ir sportininkai, taip pat ir pasaulinė antidopingo agentūra turi teisę kreiptis dėl sąžiningos bylos sprendimo. Jeigu 2003 metais, kada buvo pirmasis antidopingo kodeksas, mes turėjome tik tai 2 standartus, tuo tarpu ateinančiame, kuris bus patvirtintas šiais metais ir įsigalios nuo 2027 metų, mes jau turėsime 9 papildomus tarptautinius standartus. Taigi, pasaulinis antidopingo kodeksas tai yra pagrindinis dokumentas, kuriuo remiasi visos pasaulio antidopingo organizacijos. Jie nustato bendras teisės ir principus, užtikrinančias vienodą kovos su dopingu politiką visose sporto šakose ir šalyse. Kodeksą papildo tarptautiniai standartai, kurie detalizuoja specifines sritis, tokias kaip testavimas, laboratorijų veikla, leidimų žodžių gydymui, rezultatų valdymas ir švietimas. Šie standartai padeda užtikrinti, kad antidopingo veikla būtų vykdoma nuosekliai, kokybiškai ir laikantis vienodų procedūrų. Gairės yra papildomi dokumentai, kurie pateikia rekomendacijas, kaip praktiškai taikyti kodekso ir standartų nuostatus. Jos nėra privalomos, tačiau labai naudingos organizacijoms, siekiančiomis tinkamai įgyvendinti antidopingo politiką. Techniniai dokumentai yra dar labiau specializuoti. Jose aprašomos konkrečios procedūros, pavyzdžiui, draudžiamų medžiagų aptikimo ribos, analizės metodai, kurie yra taikomi laboratorijose. Visi šie dokumentai sudaro integruotą sistemą, kurioje kiekvienas elementas papildo kitą. Kodeksas nustato principus, standartai jų gyvenimo mechanizmus, gairės praktinius taikymo metodus, o techniniai dokumentai techninės detalės. Agentūros dokumentai yra reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami, kad atspindėtų pasaulio pažangas, naujas medžiagas, technologijas ir sporto pasaulio pokyčius. Pagrindinis kodekso atnaujinimas vyksta kas 4-5 metus, o tarptautiniai standartai gali būti keičiami dažniau priklausomai nuo poreikio. Techniniai dokumentai yra lankstus ir keičiami dar dažniau, ypač kai atsiranda naujų medžiagų ir analizės metodų. Visi pakeitimai vykdomi skaidriai, konsultuojantis su suinteresuotomis šalimis, siekiant užtikrinti, kad antidopingo sistema išliktų aktuali, veiksminga ir moksliškai pagrįsta. Tuo tarpu, kaip jau ir minėjau, vyriausybės turi savo konvenciją, tai Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą sporte yra UNESCO priimtas tarptautinis sutarimas, skirtas kovai su dopingu visame pasaulyje. Ji buvo patvirtinta 2005 metais ir tapo pirmuoju teisiškai įpareigojančiu dokumentu šioje srityje. Konvencijos tikslas skatinti švarų sportą, užtikrinti sąžiningą varžymas ir apsaugoti sportininkų sveikatą. Šis dokumentas leidžia valstybėms nariams oficialiai pripažinti ir remti pasaulinį kodeksą. Konvencija įpareigoja šalis kurti ir gyventi nacionalinės antidopingo programas, taip pat skatina tarptautinį bendradarbiavimą tarp vyriausybių, sporto organizacijų ir mokslinių institucijų. Tuo tarpu Lietuvos antidopingo agentūra buvo įkurta 2005 metais. Tam, kad būtų galima įgyvendinti 1995 metais ratifikuotą Europos tarybos antidopingo konvenciją ir tų pačių metų Kopenhagos deklaraciją dėl antidopingo sporte. Kalbant apie Lietuvoje veikiančius įstatymus, tai yra Lietuvos Respublikos sporto įstatymas, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingų medžiagų kontrolės įstatymas, baudžiamasis kodeksas ir yra netgi keli straipsniai, kad būtent už disponavimą, tai yra kas turi tikslą parduoti ar kitaip platinti neteisėtai, gaminti, perdirbti, įgyti, laikyti ir taip gali būti užtrauktos baudžiamoji arba administracinės atsakomybės. Už Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatymą yra atsakinga Lietuvos antidopingo agentūra. Dėkuoju už dėmesį. Geros dienos. Sveiki. Aš norėčiau pakalbėti apie sportininkų motyvaciją vartoti dopingą ir spaudimo įtaką rezultatams.
Dopingo vartojimas sporte aktualus reiškinys ir tikrai lemia ne vienas procesas, ne viena priežastis. Ir čia sąveikauja tiek paties sportininko individualūs motyvacijos procesai, tiek socialinis kontekstas, tiek moralinis atsiribojimas arba neatsiribojimas paties sportininko. Ir tyrimai rodo, kad dopingo elgesys negali būti paaiškinamas vien tik tai žinių apie draudžiamas medžiagas stoka, o svarbiausia vaidmenį ten atlieka psichologiniai, socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Na ir norėčiau paminėti du dalykus. Tai atletiško, sportiško kūno pabrėžimas socialiniuose tinkluose, visuomenėje. Ir iš to kylantis nepasitenkinimas savo kūno vaizdu. Moksliniai tyrimai rodo, kad tai yra du veiksniai, kurie prognozuoja sportininkų dopingo vartojimą. Kyla klausimas, ar visi sportininkai vienodai linkę pradėti vartoti dopingą, o galbūt galima išskirti kažkokias tai grupės. Tai tyrimai parodė, kad galima išskirti grupės ir vyresnio amžiaus sportininkai yra labiau linkę pradėti vartoti dopingo preparatus. Be abejo, tai siejama su jų fizinių galimybių pasikeitimu. Taip pat buvę elito sportininkai, kurie nebepakartoja savo ypatingai aukštų rezultatų. Taip pat sportininkai, kurie patiria plato efektą, kai treniruojasi tiek pat intensyviai su ta pačia motyvacija ar net didesnė, tačiau rezultatai negerėja. Ir ketvirtoji grupė sportininkai, kurie jau nujaučia ir prognozuoja artėjančią karjeros pabaigą. Toliau norėčiau pristatyti keletą rezultatų iš vieno mokslinio tyrimo 2024 metais atliktos sisteminės ir metaanalizės, kuria buvo siekiama ištirti, kokie veiksniai lemia dopingo vartojimą ir ketinimus vartoti dopingą. Ir tyriami motyvaciniai veiksniai, socialinis spaudimas ir moraliniai veiksniai. Tai, kaip matote šitoje skaidrėje, tai buvo tiek tam tikrų preparatų, papildų vartojimas, ar jisai yra rizikos faktorius ar ne. Taip pat asocialus elgesys, nepasitenkinimas kūnu. Na ir kaip apsauginiai veiksniai, tai būtų pozityvus moralumas, saviveiksmingumas, adaptyvi motyvacija ir kiti. Na ir šioje lentelėje norėjau parodyti Jums keletą svarbiausių rizikos veiksnių prognozuojančių dopingo vartojimą. Antrame stulpelėje mes turime efekto dydžius ir didžiausia skaitinė išraiška efekto dydis rodo stipriausią rizikos veiksnį arba stipriausią poveikį. Tai būtų nepasitenkinimas kūnu, aukščiausias skaičius ar ne. Tada toliau požiūriai į dopingo vartojimą. Šiek tiek žemesni skaičiai tai būtų normos, tai yra normos dominuojančios tam tikroje sporto šakoje, nerašytos normos. Na ir toliau būtų tam tikrų kitų preparatų naudojimas, taip pat gali būti vienas iš rizikos veiksnių. Tai nebūtinai draudžiamų preparatų vartojimas. Na ir šioje lentelėje galima matyti veiksnius susijusius su ketinimu pradėti vartoti dopingo preparatus. Tai vienas svarbiausių rizikos veiksnių yra vėlgi požiūris į dopingo vartojimą, efekto dydis 84, aukščiausias. Toliau šiek tiek žemesnis būtų dominuojančios nerašytos normos tam tikroje sporto šakoje ir su tuo susijęs sportininko savęs pateisinimas. Toliau, kaip apsauginiai veiksniai, čia jau yra išskiriami pozityvus moralumas, kuris yra neigiamai susijęs su dopingo vartojimu, taip pat saviveiksmingumas, vengti dopingo, tai vėlgi yra tam tikri apsauginiai veiksniai jau šitoje lentelėje. Tačiau, kaip matote, nepasitenkinimas kūnu,
požiūris, nerašytos normos yra vieni iš svarbiausių rizikos veiksnių. Yra keli teoriniai modeliai, kurie aiškina dopingo vartojimą šiek tiek skirtingais mechanizmais. Tai gyvenimo ciklo modelis dopingo vartojimą aiškina per dinaminę sąveiką tarp paties sportininko motyvų, socialinių normų ir savireguliacijos gebėjimų. Savideterminacijos teorija pabrėžia motyvacinius veiksnius ir teigia, kad ta vidinė autonomiška motyvacija mažina dopingo riziką, o rezultatų siekimas, kontrolė iš išorės, spaudimas iš išorės kaip tik didina dopingo vartojimo riziką. Trečioji teorija šiek tiek susisieja su savideterminacijos teorija, ji taip pat akcentuoja rezultato siekimo orientaciją ir meistriškumo orientacijos skirtumus. Ir vėlgi, ko siekia sportininkas. Ir priklausomai nuo to, reiškia, formuojasi skirtingas požiūris į dopingą. Na ir paskutinėje skaidrėje norėjau parodyti tokią apibendrinančią schemą. Tai yra kelius atvedančius į dopingo vartojimą. Na ir kas toliau? Tai startinis taškas, turbūt pats svarbiausias taškas, tai būtų motyvacinis klimatas. Tam tikra aplinka, pirmiausia psichologinė aplinka, kurią sudaro tiek treneriai, tiek komandos draugai, federacijos, rėmėjai ir panašiai. Ir vienas svarbiausių dalykų, kad tas emocinis klimatas, motyvacinis klimatas, svarbiausia yra tai, kaip jį mato pats sportininkas, iš paties sportininko pozicijų žvelgiant. Ne iš trenerio, ne iš aplinkinių žmonių, o reiškia, kaip aš matau, jeigu aš esu sportininkas, kaip aš matau tą aplinką, kurioje aš treniruojuosi. Na ir skiriami du tos sportinės aplinkos arba motyvacinės aplinkos, motyvacinio klimato tipai, tai būtų palaikantis autonomiją, tobulėjimą ir meistriškumą, arba kontroliuojantis, sureikšminantis rezultatus, sukeliantis kaltės, gėdos jausmus. Na ir šitas klimatas būtent yra pagrindinis taškas visai elgsenos tolesniai grandiniai. Toliau rodiklė keliauja link motyvacijos ir čia jau vėlgi nulemta tos paties motyvacinio klimato, tai motyvacija arba autonominė motyvacija, kai siekiama sportuoti dėl vidinių priežasčių, dėl džiaugsmo, dėl saviraiškos, savirealizacijos, pasitenkinimo ir panašiai. Arba kontroliuojama rezultatų motyvacija, išorinė motyvacija dėl išorinio spaudimo, dėl baimės, dėl materialinės naudos. Ir tyrimas rodo, kad kontroliuojamoji motyvacija labai stipriai susijusi su dopingo ketinimais. Tai yra koreliacija yra statistiškai reikšminga ir koreliacija yra vidutinė. Toliau būtų rodiklė keliauja į moralinį atsiribojimą, tai būtų toksai tarpinis psichologinis mechanizmas, kuris leidžia pateisinti netinkamą elgesį. Tai yra, aš darau taip dėl to, kad visi taip daro, arba įsitikinimas, kad be to nelaimėsi. Šis mechanizmas sumažina moralinę kaltę, tarpininkauja tarp motyvacinio klimato ir ketinimų vartoti dopingą. Kitaip tariant, spaudimas iš išorės plus kontroliuojamąją motyvaciją sąlygoja sportininko atsiribojimą, tai yra, visi taip daro ir aš darau, ir kartu pateisinamas dopingo vartojimas, ir natūralu, kad tai sustiprina ketinimus vartoti dopingą. O dopingo ketinimai tai psichologinis pasiruošimas vartoti dopingą, net jeigu elgesys dar neįvyko, bet ketinimai, aišku, stipriausiai paaiškinami motyvaciniais ir moraliniais veiksniais. Ir čia dar gali šitoj vietoj įsijungti apsauginiai veiksniai ir sustabdyti šitą elgseną, nes jeigu sportininkas jaučiasi saviveiksnus, saviveiksmingas ir tas
efektyvumas vidinis yra stiprus ir jisai jaučia, kad aš galiu kažką tai pakeisti, aš galiu vartoti, galiu pasirinkti, galiu nevartoti ir aplinka ir normos dar ne viskas, tai čia va šiuo atveju tie apsauginiai veiksniai ir gali suveikti. Na ir visgi, jeigu tie veiksniai nesuveikia apsauginiai, tai nuveda į dopingo vartojimą, kai susiformuoja ketinimai, reiškia jau ir pereinama prie realaus elgesio. Ir paskutinis dalykas, tai yra rezultatai. Rezultatai trumpalaikiai gali pagerėti, tačiau ilgainiui mažėja vidinė sportininko motyvacija, didėja streso lygis, didėja priklausomybės lygis, didėja moralinio diskomforto lygis, kenčia psichologinė gerovė, na ir be abejo ilgalaikis sportinis potencialas. Ir tai nuveda į tai, kad visgi tas dopingo elgesys nėra tvarus sprendimas rezultatams palaikyti.